Nu, dabar pažiūrėsime, kas yra dėžės viduje. Štai ir pati pelė. Tai mes ją išsitrauksime. Kaip matote, pelė tikrai gražios išvaizdos. Nemaža. Bet ją apžvelgsime vėliau. Pažiūrėkime, ką dar mes čia turime. Tai, kaip matau, receiveris yra mažytis. Tikrai labai mažas. O yra instrukcijos bei programinė įranga. Ir taip pat dar matau yra kažkoks odinis dėklas. Toliau dėžė kaip ir tuščia. Šitame vadiname dėklę, tai numanau, kas bus. Nu, taip. Tai yra papildomi laidai prie pelės visokie. Čia turime micro USB jungtį, kitam gale paprastą USB. Čia bus naudojama būtent pelės pakrovimui, nes, kaip matote, pelės priekyje yra micro USB jungtis taip pat. Taip pat yra USB stotelė, tai būtent jeigu receiveris yra kokioje nematomoje vietoje ir pelė gali streikuoti truputį, tai kad praplėsti būtent matomumą. Ir paskutinis daiktas, tai irgi pelės krovimui toks kaip adapteris į 220 voltų.